Sveiki, mano vardas Darius, jūs įsijungėt Agro Reidą ir šį kartą keliaujame į Kauno rajoną pas ūkininką Tomą Dirmeikį. Ten pasižiūrėsime, kaip vyksta sėjos darbai ir sužinosime, kaip baigėsi istorija su Krušos nuniokotais rapsais. Kas dar mūsų neseka, būtinai tai kviečiu padaryti. Paspauskit like, jei patiko video, parašykit komentarą ir smagios peržiūros. Kiek ūkininkai blogai orai ir valdžia, ne? Dar kainos. Bet tai čia valdžia kalta. O vėl raudona, viskas minus. Liūdna, niekas nesiskaičiuoja, niekas nesigauna. Mes čia stovim kaip mirtininkai, prieš žandyrą, kaip prieš alkoholį, dar nieks nenugalėjo. Labai jau greit važiuoja, aš nežinau, ar čia iš viską nors pasėja. Pagaliau gavom naują veiklią medžiagą, su kuria bus lengviau paprasčiau kovoti tiek rapsuose ir tiek kitose kultūrose su kenkėjais. Labai mylim propulsę, Targa, Completas. Manau, kad šiai dienai yra geriausias variantas tiek pagal kainą, tiek pagal brandą, tiek pagal stresą augalų ir pagal viską. Tarp cigarimukų turim hidraulinį šlangą trūko. Užglušinti ir važiuoti toliau. Teisingai kažką tokio. Turėjot incidentą, visiems labai įdomu, koks tas derlis rapsų buvo, iš jo kas ten buvo likę. Tai va, o dabar kalcito klintis, labai patenkinti tiek efektų, tiek tos įmonės darbų. Bandėm iš Lenkijos, bet kokybė nepatiko, viskas arba niek, aišku, kad bus gerai, labai gerai. Aš vaikštau Kauno rajone, panaujo kalcito kalkės. Teisingai. Va, tema. Kokia čia frakcija? Čia smulkiausia. Kodėl tokia? Norim kuo greitesnio efekto, greitai išbiri ir iš karto tais metais jauti efektą, kad jau pH-as gerėja ir tonažai aukštyn auga. Fantastika. Taip. O kaip žinot, kad reikia kalkinti? Viskas telefone. Telefone ir galvoj. Kad ir konkrečiai va šito lauko, pavyzdžiui, va, įsijungi tyrimus, tarkim, mat, geltoną, pasižiūrim nuo 4,5 iki 6. Bet šiaip tai tiesiog... Čia šitam lauke, ne? Jo, jauti pagal... Bet šitoj daly ne visą lauką kalkinom, čia tik taip kalkinom gal apie 3 hektarai šitas vagalas, tiesiog va, toks lengvesnė žemė. Bet natūraliai taip gaunasi, jeigu matai pagal augalo augimą ir pagal dirvožemį. Jeigu tik tais dirvožemis yra priesmėlis, smėlis, tai ten natūraliai kas 3-4 metai ir turi kalkinti, nes jisai neturi karbonatų ir rūgštėja laikas nuo laiko. O senai kalkinat? Kokia praktika? Senai. Pradžia buvo negesintos kalkės, tai ten iš viso kosminis efektas, ten garuoja, rūksta viskas, kai tik išbarstai. Ir, ten buvo pats pirmas kartas, bet nežinau, 15 metų atgal. Oho. Paskui perėjom prie cukrinių runkelių defekato iš fabriko kalkių. Tai tas dalykas tuo metu buvo kaip ir gera kaina, kaip ir skaičiavas, viskas buvo ok, bet kažkiek patekdavo piktžolių sėklų su tom fabriko kalkiam. Tai nepatiko, kad parsivežė ten balandų sėklų ar kitų piktžolių sėklų. Tai ieškojom grynos medžiagos, tuo labiau, kad ir pabrango fabriko kalkės, tai dabar paskutinė eilė metų, jau ilgas laikas, naudojam tik tais kalcito klintį. Bandėm iš Lenkijos, bet kokybė nepatiko, tai va, o dabar kalcito klintis ir labai patenkinti tiek efektų, tiek tos įmonės darbų. Kada geriau barstyti? Pavasarį ar rudenį? Kada jūs barstat? Prieš vasarinės kultūras barstom, šiaip stengiamės rudenį. Realiai, iš bėdos tik pavasarį nenorim gadinti struktūros, kada podirvis drėgnas, vis tiek karstytuvas įspaudžia provėžas, nes reikia pakankamai tankiai važinėti kas 12-15 metrų, o stengiamės viską pasidaryti rudenį. Tai tiesiog įdirbi žemę, pakalkini ir pavasarį, tarkim, dirbi su kultivatorium, įsiterpia. O jeigu žeminės kultūros, tai va, tarkim, rapso ražieną, išbarstai kalkės ir tada noraginis kucikas įterpia ir va, taip gaunasi, kad tam va, 12-10 cm sluoksnį tu turi nusvarkytą pH-ą. Matom, čia laukia dirba gražina ši labai greita technika, matau žiauriai greit sėt. Kokiu greičiu čia lekiate sėmoje? Sėmoje tai važiuoja 17-18 greičiu. Kiokerlingas noraginis kvadro važiuoja lėčiau apie 12-12,5 iki 13. Tai koks našumas tos sėmosios, kiek jinai gali pasėti per gerą dieną, jeigu geras laukas? Gerą dieną iki 100 hektarų. Oho. Anksčiau daugiau stengdavomės dirbtas ilgas valandas, šiemet taip sėjom, maždaug eina vidurkį 60-70 hektarų su ta sėmaja į dieną. Tai šiemet įsitraukėm seną į savo 4 metrį rapidą, tai va sėja 2 komplektai dabar šiuo metu, tai va šita 6 metrė sėmoja ir 4 metris rapidas. Tai per dieną kiek bendrai pasėja abi? 4 metris gauna visą laiką truputį prastesnius laukus, mažesnius, tai tenai iki 30 hektarų ir šitą apie 60, tai va netoli apie 90-80, tai va kad kažkas tokio ir gaunasi.
ką dar labai vertinam, tai lokalų tręšimą, ką turim. Tai neįtakoja nei kiek, nei oro sąlygos, nei vėjas, nereikia. Tu turi maks tolygumą. Ir kitas dalykas, tu padedi trąšą prie pat sėklos. Ten, kur reikia. Ten, kur reikia, prie pat augalas turi iš karto gerą startą. O tiesa, kalkės, jeigu naudojat, tai dėl to gal reikia mažiau trąšų naudoti? Mes jau ir taip, manau, mažai naudojame, jeigu tikėti literatūrą, tikėti mokslininkais ir tarkim, kai turi gerus tonažus, ten kuli 80-90 tonų kviečių, teoriškai su tona produkcijos tu išneši didesnį kiekį, negu mes paduodam tų elementų, tiek fosforo, tiek kalio. Tai tręšimo nemažinam, mes tiesiog su kalkinimu padidinam trąšų įsisavinimą. Nes, tarkim, fosforas, azotas, tai prie žemo pH ten turi 50% įsisavinimą, kartais net mažiau, o čia tiesiog gal kylam ir tą įsisavinamumą gerinam. Apie derlius, užsimeniai. Tai turėt šį pavasarį incidentą su rapsais, ar ne? Jo. Tai ką kulėt, visiems labai įdomu, koks tas derlius rapsų buvo, iš jo kas ten buvo likę? Ir praeitam filmavime mes tada, ten aišku buvo prognozavimas, prognozavom tiek mes, prognozavom tiek VH ekspertai bandė vertinti. Pakankamai arti pataikė, jų prognozija buvo, kaip tada minėjau, buvo 70% žaląją, įvertino toj blogojų lauko pusėje, kur gavom didžiausią krušą ir didžiausią žalą. Kiek prikulėt? Konkrečiai su tuo lauku ar visumoje su rapsu? Konkrečiai su tuo lauku, būtent su tuo nukruštu lauku pavadinkime. Tuo nukruštu pačioj blogiausiai toj lauko vietoj, tai gavom apie, šiek tiek gal trūko, bet apie toną derliaus. Tolyn tas laukas vis tolyn nuo to epicentro krušos, tai gerėjo ir jau išlipo į 4 tonas ta geroji lauko pusė. Tai vis tiek nesiekia mūsų ūkio likusių plotų, kurie nebuvo pažeisti krušos, bet sulaimėm, kad turėjom draudimą, tai tie nuostoliai nebuvo tokie skausmingi. O VH draudimas sudirbo tvarkingai, viskas gerai? Jo, viskas tvarkingai, gavom daug dėmesio tiek iš pačio Martyno, tiek iš žalų ekspertų. Ir aišku, jiem irgi, kaip suprantu, net buvo vokiečiai atvažiavę iš Vokietijos pasižiūrėti, ar čia tikrai taip gali būti, kad per žydėjimą tokia žala didelė padaryta ir toks didelis procentas yra žalos, nes visi galvoja, kad rapsai regeneruoja. Ir šiaip ta istorija tiek mitais buvo apipinta, aš nežinau, gavau 10 kolegų klausimų ir ne tik klausimų tokių, kaip ir pastebėjimų, kad čia nebus tiek procentų įvertinta, kad čia per ankstyvą stadiją ir taip toliau ir panašiai, bet realybėje viskas gavos gerai, patiems buvo neramu, kaip ten viskas pasibaigs, bet realybėje viskas tvarkingai, tiek iš VH pusės, tiek iš ekspertų pusės viskas tvarkoja ir bandysim bendradarbiauti toliau. Labai smagu girdėti. Tai jeigu kam nors kyla klausimų, ar verta draustis ir ar reikia draustis ir ar žalas vertina teisingai, rekomenduotumėt ar ne? Jo, pabijom, aišku, mes yra dabar daugiau atsiradę konkurentų, bando ateiti iš tą pasėlių draudimo sritį, bet kažkaip bijom, nes kiek tenka praklausinėti, ką jie supranta apie žemės ūkį, tai ten to žinios, atrodo prastam lygiai. Stengiamės bendradarbiauti kaip ir seniau, išlaikyti tą kontaktą ir vertinam, kad ekspertai yra dėstytojai žemės ūkio srities, kad yra ūkininkai, kurie... Tai vertintojai patys ūkininkai? Jo, dažnai būna net patys ūkininkai, kurie puikiai supranta kolegą ūkininką, puikiai supranta situaciją, pažįsta augalus ir žino, ko ten galima tikėtis po patirtų žalų. Ką tik įvyko reklaminė pauzė, padėjot užsikabinti maišus, o dažnai padedat komandos nariam, nebijot rankų išsitipti? O, ne, daug dirbam. Tenka pačiam pavairuoti? Taip, kiekvieną vakarą. Ir net ne vakarą, kiekvieną dieną realiai, net ne vakarą. Tai, pavyzdžiui, irgi vakar visa komanda užsiėmėsi jos darbais, o, pavyzdžiui, važiavau padėti purkšti rapsus su antru purkštu. Atsiprašom, taip. Darbai nestovi, mes netrukdom ūkininkam dirbti filmavimo metu. Norėčiau jums pasiūlyti įsigyti šių fantastiškų nuostabių kalkių iš Naujojo Kalcito. Jie kaip tik dabar turi specialią akciją su Agroreidas 10. Gausit nuolaidą, kokią paskambinkit Aušrai ir sužinosit. Truputį gedimukų turim, bet visą laiką jau kažkaip papuola. Ir visą laiką 5 valandą jau, kai nei servisas, nei detalistai, nei hidraulinė šlanga trūko, bet tai nieko, ką nors sugalvosim. Užglušinti ir važiuoti toliau. Teisingai kažką tokio.
Matom, išvažiuoja traktorius, turit mobilę degalinę, ne? Tai kas čia vyksta? Keičia šiftai, pamainas? Nedirbom visą parą, bet dirbom šiek tiek prailgintą darbo dieną, kadangi siemoji greita, naši, plati, o noraginis kutikas siauresnis ir lėtesnis, tai anksčiau ryte pradedam ir vėliau vakare pabaigiam. Tai išnaudojom dieną truputį operatorius purškė rapsus, kol buvo šilčiau. Dabar vienas operatorius važiuoja ilsėtis ir ruoštis rytoj, o kitas operatorius truputį paims naktinę, ne naktinę, vakarinę pamainą iki 7, bet tai grįš į garažą dar, užpils kurą, suteps, tai paruoš rytoj, tai ateis 8 val. Vakar. Čia dabar yra 5, tai porą valandų padirbs. Jo, užsipylėm kuro šiek tiek, pasiruošėm, ką reikėjo ir važiuojam toliau. Sakėt, kitas operatorius purškė. Taip. Nuo ko purškėt, ką purškėt? Vėlai pradėjom sėt rapsus, tai turim visai gražių, kur anksčiau sėti. Tai kol kas jam yra padarytas trumpinimas, mityba ir pabiros tvarkytos. Ir dabar šiom dienom važiavom herbicidą. Kol kas 70% yra rapsų praeita. Tai likę kitą savaitę vėl rodo šiltesnius orus. Dabar 2 naktis bus šalnos, tai praleisim biškį pertraukėlę ir paskui vėl grįšim pasibaigti. Tai bus herbicidas likusiem pasibaigti ir tada toliau jau vėl turbūt reikės antrą trumpinimą galvot kažkada, jeigu čia tikrai bus šilti orai. Kokio nors Bayerio produktų naudojat rapsų apsaugai? Naudojam. Labai mylim Propulsę antram purškimui prieš dėjimą. Targa super. Kviečių sėjom, bet jau pirmos sėjos sudygė ir manau, kad dienų klausimas, kada pradėsim purkšti nuo žolių. Tai bus komplytas. Didžioji plotų dalis bus tiesiog nuo 2 skilčių piktžolių, tiek kontaktinis, tiek dirvinis herbicidas. O kodėl komplytą naudojat? Manau, kad šiai dienai yra geriausias variantas iš originalių produktų brandinių, tiek pagal kainą, tiek pagal brandą, tiek pagal stresą augalų ir pagal viską. Jeigu turi laukus, kurie linkę turėti miglės, tai varpinių vienskilčių piktžolių. Tai pavyzdžiui, iš to lauko irgi čia, kur aukštesnės vietos, linkusi miglė atsirasti. Tai vien dėl to, aišku, dirbam, kad tų rūgščių vietų kuo labiau susimažinti, tai kalkinam, bet vis tiek matyti žemė istoriškai yra užteršta tom sėklom, tai jau eilė metų naudojam komplyto, taip susitvarkai miglę. Ir kitas, aišku, ir smilguolė to pačiu. Smilguolė gal nėra tiek aktualu, vis tiek stengiamės pavasarį persipurkšti, bet pagrindas, kad miglę iš rudens galim susitvarkyti. Apie rapsus mes kalbėjom. Dekalbo rapsus sėjat šiemet? Jo, sėjom. Kadangi patikrintas reikalas, tai kokie 80%, 85 gal procentai yra dekalbo veislės. Tiesiog metai iš metų nenuvilia, turim gerus tonažus, gerus vidurkius. Kokie tie geri vidurkiai, pavyzdžiui? Geri vidurkiai, tai šiemet, aišku, sugadino, jeigu kalbant apie vidurkį, tas laukas didysis, kurį turėjom ir kuris gavo tą krušą, kuris turėjo žalą. Bet su tuo lauku skaičiuojant, kuris labai pamušė tą vidurkį, tai išėjo 3,95, žodžiu, galima sakyti, be kelių centų 4 tonos lygiai. Kas būtų, jeigu būtų, bet tai nesvarbu, buvo kai buvo, viskas gerai. Kokie, pavyzdžiui, pernai arba užpernai? 4, pernai 4-2. Stengiamės, laikas stengiamės, kaip išeina, žinai, bet realiai, 4 sukasi. O koks našumas šią žemę, kad įsivaizduot vidurkis maždaug? Kažkada skaičiavom melioracijos čia projektų, reikėjo teikti 43, 4, kažkas tokio. Turim ir tų našesnių žemių, bet jos jau ten žiaurūs moliai, tai kartais gerai, kartais blogai, o kai lyja, tai blogai, o kai nelyja gerai, bet daugiau drėgmės sukaupia, bet kai lietingos sąlygos, tai labai džiaugies, kad turi tokių lengvesnių žemių, tai ten visą laiką važiuosi, visą laiką derlių pasimsi. Dekalbo rapsai kokia veislė geriausiai pasirodė? Sakyčiau, Excited'as turbūt. Jo, Excited'as. Kiam procentų plotą užsėt Excited'u. Aišku, kad bus gerai, labai gerai. Tu tiesiog paskutiniam dienom, šiandien rytoj gal ir pasibaigsim sėję. Viskas bandymų keliu. Vieniem tinka, kitiem netinka, tai Man tai nelabai patinka tie visureigiai. Man lengvos mašinytės, tai kažkaip labiau prie širdies. Nagi. Ne, tai čia lengvai, aš tik pėt galo nespaudžiu. Čia jeigu ką, žiūrovai, mes važiavom su Volkswagen Touaregu. Amarok. Amarok, atsiprašau. Gerai šitis krautuvas. Jo, turim 2 JCB, tai labai patenkinti geri krautuvai. Gerai krauna, viskas su jais gerai. Technologai nemažiau.
Aišku, technologinė šiemet išsiplatinom į 2 metrus, kadangi nusipirkom horšlybą savai, tai mano Passatas jau netraukia, jau čia minu kažką, bet ką darys. Aha, yra tekę po horš purkštų pavažiuoti su mašina? Mačiau. Dirba sėjomoje, iš labai arti galim pažiūrėti. Patikrinsim gilį, kaip sėja, ar kokybiškai sėja, nes labai jau greit važiuoja, aš nežinau. Ar čia iš viską nors pasėja? Sėjas, ta sėjomoji turi sidajų. Pats geriausias šitos sėjomosios naujas dalykas. Sidajų, ką reiškia sidajus? Sidajus, kad jinai turi lazeriukus, kiekvienam sėklavamzdį, kurie skaičiuoja praeinančių sėklyčių kiekį. Tai mes nekalibruojam kilogramais, mes tiesiog įvedam sėklų kiekį norimą į kvadratinį metrą. Tai tiek rapsai tobulai veikia, tiek kviečiam tobulai veikia, tiek, tarkim, bėdos atveju, kada užsikiša, jis jau duoda įspėjimą, kad tarkim, tam sėklavamzdį nemato sėklų, kurios tiesiog yra užsikišę. Tikrai pagelbėtas dalykas. Ir kitas dalykas, kad sutaupo laiko, kai nereikia tau kalibruoti. Tiesiog, ir kad galim sėt kintamą normą, irgi labai fainas dalykas, tą čia ir darom. Kur moliai didinam, kur sėklos norma, o kur kloniai mažinam, visur kitur tiesiog kažkokia užstatyta norma. Tai dirbat pagal derlingumo žemėlapius, ne? Derlingumo žemėlapių paskutiniais metais, šiais metais nedarėm, pernai užpernai darėm. Mažai matom tame prasmės, o kadangi kombainai leksionai klasai, ir tas dalykas pakankamai nemažai kainuoja ir brangsta su laiku. Dirvožemio tyrimai svarbiau, atrodo, negu tie derlingumo žemėlapiai. Tai derlingumo žemėlapiai tai ką, dėl savęs fainai, kad, o šiaip tu pats žinai tas problematiškas lauko vietas, kurios numuša derlingumą, tai va tas problematiškas vietas kažkaip bandai gelbėti ir kad jos būtų derlingesnės ir negadintų vidurkio. Kadangi data šiandien, kas yra, spalio 1? Spalio 1. Taip, tai va, matom, kad gylis tai čia labai toks tobulas, sakyčiau. Tai turim apie 2,5 iki 3 cm gylį, tai prie pat paviršiaus, bet ir nenorim sėti giliai. Neskandinat, ne? Neskandinam sėklas, taupom dygimo energiją ir norim, kad jie kuo greičiau išdygtų, nes vėlyva data. Tai va, kuo greičiau išdygs, tuo greičiau jie pradės krūmytis ir ruošti žiemai. Aišku, trąšos eina biškį giliau, bet čia mūsų toks noras ir yra. Gražiai dirba. Kiek sakėt laiko su ta sėjamąja dirbat? 4 metai turim. Prieš tai sėdavom, buvom 4 metrų rapidų fanai. Aišku, čia dabar grįžom prie ūkio, kur žemės yra labai lengva, sakyčiau. Nemažai žemių turim, kurios yra toliau nutolę nuo ūkio, tai tenai yra žiaurūs moliai. Rapidas, tiesiog monstriška sėjomoji, čia važiuoja beveik 10 tonų metalo, tai va, tas svoris, ta sėkla bet kokiu atveju lengvai įkiša į žemę ir gal anksčiau tai buvo problema, kiek tekę girdėti su 6 metrim, kai nebūdavo priekį atraminių tų ratukų, tai kad sparnai mėgdavo smigt žemyn, bet dabar, man atrodo, šitie dalykai yra išspręsti ir matom, kad per visą plotinai labai gražiai išlaiko darbinį gylį. Amarai javose rudenį. Yra tokia problema pas jus ar nėra? Ir kaip su to dylinat? Šiemet kaip niekad vėlai pradėjom sėję. Nesu garantuotas, kad tai yra virusas, tos juodos varpos, dėl kurių ūkininkai dabar labai kenčia paskutiniai keli metai, ypač po tam tikrų priešselių, ypač anksti sėtuose laukuose. Tarkim, tai viena iš hipotezių, aišku, gal mokslas turi labiau ties tuo dirbti ir kažkokiu tai ieškoti variantų, kur tai yra bėda, bet tarkim, jei tai virusas, okei, amarai perneša, bet tai, kad amaram būtų šalta ir kad jie nespėtų ten tų augaliukų prikandžioti, tai už tai pradėjom vėlai, jau į rugsėjo galą ir už tai dabar spalio 1 diena mes vis dar sėjam, sėsim spalio 2, ir gal spalio 3 pasibaigsim sėję, kaip minėjau, nebent bus labai tobulas spalis, spalio vidurį nusikasim cukrinius runkelius, tai dar po runkelių kažkiek pasėsim kviečių. Amarai galimai problema, bet nesu iki galo tuo tikras. Pernai darėm eksperimentų, dėl tų amarų šiemet vėl darysim, kažkiek pasimadysim insekticidų panaudoti, paskalyti laukus ir pažiūrėsim, ar tai turi įtakos ar ne virusui. Jeigu ten tikrai yra virusas, o ne kitos bėdos. Bayeris turi kokį nors produktų šiam klausimui? Jo, tai kad ir naujausias jų sisteminis insekticidas Ivanto Energy. Esat bandę? Jo, šiemet labai pasiteisino, išplėtė registraciją, tai labai patenkinti, kad pagaliau vėl turim kažkuo tai galim artėti prie konkurencinė prasme prie Lenkų, prie Latvių, kurie jau šitos produktus
ir net ir stipresnius produktus su rinkoj turi iš seniau. Mes eilė metų dabar buvom visai suvaržyti, neturėjom sisteminių rimtų insekticidų. Pagaliau gavom naują veiklią medžiagą, su kuria bus gal kažkiek lengviau, paprasčiau kovoti tiek rapsuose ir tiek kitose kultūrose su kenkėjais. Tai žodžiu, yra problema ir yra sprendimo būdas. Yra, labai priklauso aišku ir nuo valdžios požiūrio. Kas ūkininkai blogai orai ir valdžia, ne? Dar kainos. Bet tai čia valdžia kalta. To pozityvo mažėja, kai pasižiūri biržą, šiandien vėl atsidariau, vėl raudona, viskas minus. Dabar vakare netikrinu. Tai prieš miegą gal nuotaikos nesigadinti? Tai kad čia diena iš dienos, nežinau, kažkaip. Eilinė diena. Vėlau 190 jau yra dugnas, bet nepramušėm 190 iškviečius. Kalbų buvo ir yra, kad gal liucerną auginti, gal dabar eina kalba, kur lengvesnės žemės planuoja, girdžiu porą bent atveju, iš bulvių krakmolą daryti. Tai sojos, nieko gero iš sojų, nei kainos, nei ten tų tonų stebuklingų. Plius dabar kulė, neatrodo, kad labai perspektyvų ta soja. Ok, buvo pernai, kai mes turėjom ten vos ne ispanišką, lenkišką klimatą, tu anksti nusikuli, viskas ten gerai, bet kai grįžom į normalius metus, kada turim lietaus, kada turim tą sezoną tokį lietuviškesnį ir neaišku, kokie tie sezonai bus tolyn į priekį, tai manau, kad tos egzotinės kultūros nebus, kad čia labai lengvai prigis prie mūsų krašto. Ok, tai kaip tu įsivaizduoji, kokios prognozės bus po 5 ar po 10 metų šitam sektoriui? Nežinau, gal reikės kažkaip į anglus bandyti žiūrėti daugiau, ką jie ten daro. Neatmetu nei vieno varianto, ta prasme, jeigu nesiskaičiuos tos grūdinės kultūros, tai neatmetu tiek, aišku, prie Kauno mūsų atveju tai labai sudėtinga yra, kad, tarkim, jeigu kalbant apie gyvulius, bet galbūt reikės pagalvoti apie kažkokiu įsivest ar daržovių, ar kažkokią tai kitą kultūrą, kad kažkaip diversifikuoti tą ūkio veiklą ir ieškoti pelningesnių kultūrų. Nes dabar, kai šiemet papuolė geri tonažai. Tai vienintelis dalykas, kuris gelbėja traukia, bet, tarkim, pataikys į nederliaus metus su šitom kainom, kada čia už kviečius moka 100–107 eurų uoste, liūdna, niekas nesiskaičiuoja, niekas nesigauna. Ok, dar kai turi džiovyklą, kai kažkur kažką išloši, bet jeigu atmesi tuos visus kaštus, tai ir šiaip ūkininkų, kaip sako, viltis, ne ūkininkų motina, ten šiek kitaip, bet esmė tokia, mes irgi tikimės, kad kitais metais bus geriau, vėl siejam tuos visus plotus tom kultūrom ir kažkaip tikimės, kad kažkas gerės, kad kažkas brangs, nes dabar tų nemažai video matau tiek anglai, tiek amerikiečiai, tiek vokiečiai dalinasi, kad turim kaštus tokius, kokius turim, jie yra pabrangę, tai viskas yra tiek kuras pabrangęs, tiek jeigu kalbėsi apie techniką, tai ten iš viso per paskutinius 5 metus ten tie šuoliai milžiniški, darbo jėgos kaštai irgi pakilę, o grūdų kainą turim kaip prieš 10 metų, tai kažkur kažkas netaip iški. Tai koks sprendimas? Laiko reikia, nežinau. Sunku pasakyti, bandysim pristaikyti. Visą laiką pristaikėm ir dabar pristaikysim. Sprendimo nėra, tai jeigu čia tai viskas būtų paprasta, tai tas sprendimas jau senai būtų buvęs, bet atrodo yra ir tos asociacijos yra ir tų veiklių tikrai ūkininkų ir gudrių žmonių, bet to kažkokio vieno sprendimo nėra ir matau, kad tas tendencijos visoje Europoje vienodos ir Lenkijoje, ir Latvijoje, ir Vokietijoje. Visur tos kainos už produkciją ūkininkų šiuo metu netenkina, jos yra nepagristai mažas. Stebim biržą, tikimės, kad kils, kad sužaliuos, bet kaip minusė šiemet, taip minusė. Tai šiais metais nieko, nei vienos tonos kviečių nesam pardavę ir panašu, kad čia klaida, kad taip nepadarėm, kad neparsidavėm bent dalies. Ir apsienas sėjat kviečius, ne? Taip, užbaigiam to rapsą šių metų istoriją, verčiam naują lapą knygos ir pradedam kitą istoriją. Ir tikimės, kitais metais jau be negandų auginsim, be krušų, be sausrų ir kad bus viskas gerai ir vėl kulsim labai gerus tonažus. Mes čia stovim kaip mirtininkai, prieš žandyrą kaip prieš alkoholį, dar nieks nenugalėjo. Čia be dublių važiuoja, liegiai iš kabinos reguliuojate, ne? Jo, abu traktoriai turi, tik kai pirkom šitą anksčiau, čia 40 žandyras, 8. Tai šitai patys montavom slėgio sistemą vokišką PTG. Tai čia pirmatai per išorę atvestos oro reguliavimo tos velnos, o žandyras gamykliškai, jo, šiais metais jau atvyko, tai jau yra originali per tiltus slėgio sistema. Bet matom tame prasme, mes kadangi prie Kauno, mum dubliai, ne variantas, turim tiltų, kur ten, nepravažiuoji, tiesiog 4 metrai yra ribų riba, o dubliai jaunas
daug plačiau. Tai sprendžiam tą reikalą dėl buksavimo, dėl žemės suslėgimo, suslėgio sumažinimo. Tai kaip galim rapsų šitą epopėją uždaryti? Buvo kaip buvo, pragyvenom, vienais metais vieniem, kitais metais kitiem. Pernai Panevėžys kriaudė, ten mačiau per žinias, kad stogai kiauri buvo. Šiemet gavom mes. Toks tas ūkininko darbas, kad esam po atvirų dangum ir kad tų negandų buvo ir bus. Reikia susitaikyti, prisitaikyti. O vienas iš būdų tai draudimas. Tada ramiai gali kažkaip planuoti savo pajamas ir ramiau naktį miegoti. O sutinki, kad reikia ir teisingą sėklą pasirinkti, kad ankštaros neatsidarytų, pavyzdžiui, kaip dekalbo veislių. Sutinku labai. Realiai visas veislės ūkiai pasėtos su ridiko, kad turėtų tą ridiko geną. Tai labai tą dalyką vertinam, kadangi labai dažnai nukeliam kulimą po kviečių rapsų. Tiesiog stengdamės išsaugoti kviečių kokybę. Tai tas kulimas dažnai būna nusivėlė, nusitempia, tai tas atsidarimas labai svarbus reikalas yra. Tai skiriam tam didelį dėmesį. Grįžom į ten, iš kur pradėjom, prie kalkių. Ką norėtumėt palinkėti ūkininkams po šio sezono, kokių patarimų duoti? Ūkininkam laimingai užbaigti šitą sezoną, tam, kam šlapia, kad pradžiūtų dirvos ir galėtų įvažiuoti ir pasibaigti sėją, kad sveikatos geros būtų, šeimose viskas gerai būtų. Čia aš taip kaip per gimtadienį. Jo, tosta. Tai svarbiausia sveikatos, o ten visi kiti tie dalykai, ten tos kainos ir visa kita ir tie lietus, tai nėra gal taip svarbu. Aišku, gadina tą pačią sveikatą, nes nervuoja stresas ir pikta darosi, bet aišku, lengva pakalbėti, bet kuo mažiau to streso, geresnių kainų ir viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Taškas. Super, tai šią linksmą gaidą ir baigė mūsų susitikimą. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.